Skersas laidoje. Ačiū Dievui atėjai. Šiandieną kartu su operatoriais lysmetysim ir žvaigždėm po sijonais ir darysime skandalą. Čia reporteris Skersas ir Kristina Kazlauskaitė. Aktorė sugiedojusi Gulbės giesmę premjeroje kažkokioje. O dabar norėčiau jos premjeros rusiškai. Premjeros rusiškai? Apie Gulbės giesmę? Taip. Ну, šiaip я хотела бы быть не одной лебедью, а taip 3 sestrai lėbėdi, vat primėr. Bet kodėl? Todėl, kad jaučiu, kad mano asmenybė ne tik dvejinasi, bet ir trejinasi su tokia patirtim. Nors šiaip aš ganėtinai jauna dar. Būnu gudrilapė kirpėja, būnu gudrilapė šokėja. Net policininkė. Liuosiai. Dabar jūs padainuosite mums ir pašoksite, kaip ir žadėjo mums ponia Kristina pabūti policininkę. Taigi, Kristinos policininkės šokis. Man, žinok, prieš akis reiktų šviesaforo, aš tada žinočiau, kada aš galiu pradėti šokti. Čia reporteris Skersas ir žmogus plaukęs ir priplaukęs Vidmantas Urbonas. Tai Vidmantai, dabar tą moteris, jūs sakėte, palikote dėl jos stambumo. Na, žinote, tas stambumas tai nėra labai privalumas. Tai. Bet esu girdėjęs jūsų eilėraštį apie stambę didžiakrūtę. Ir jis buvo visai šmaikštus ir atrodė, kad jums patinka jos, tai kas atsitiko? Na, gero kūno turi būti daug, aišku. Tai yra ta taisyklė, bet man patinka plonas. Na, o dabar Vidmantas Urbonas pademonstruos savo sukurtą treniruotę stambuolėms. Prašau. Linas Adomaitis, be to, kad kūrė kūrinius, jis dar turi papildomą darbą. Sargauja vyras. Sveikas. Tai kaip ten yra su ta muzika? Jau viskas. Žiūrėk, Žalgiris. Linas taip įsijautėsi sargo vaidmenį, kad... Kas tu toks? Ko čia atėjai? Šis įsibrovė, prašom čia už šitos kalbėtovės. Ai, šitą klausyk. Pribezdėjau ir užkimšau. Kažkas pasidarė Linui Adomaičiui. Ką? Atleiskit, aš turiu pakeisti įvaizdį. Labą dieną. Ko jūs, vyrukai, čia ieškote? Čia mes statom statybas. Mes statom statybas, aš sargauju. Ko jūs įsibrovėte į privačią valdą? Linas Adomaitis užsipuolęs reporteris Skersą reikalauja pagiedoti sargo giesmę. Tas žmogus nori pagiedoti, prašau. Kaip jauties? Gerai. O dabar? Čia Linas Adomaitis ir reporteris Skersas iš sargavimo vietos statybų aikštelėje. Viskas, pasitraukėt vyrais, neša plytas. Eikit. Čia reporteris Skersas ir nuostabioji Livija Gradauskienė, ką tik ant ledo palikusi 6 stambes moteris. Kodėl? Taip išėjo. Kodėl? Bet, taip išėjo. Aš jų norėjau paklausti visada. Kaip jos formuoja savo garderobą? Dabar dainos. Tai Livijos Gradauskienės daina. Žiūrėkime. Pasitraukit. Ne, į šviesą, ateikit į šviesą. Pasitraukit. Mėlynakį nemunėlį, leisk bangą palytėt, netrukdykit dabar man, leisk nuplaut nuo kojų smėlį ir tyliai pasėdėt. Leisk gyvuoti nors iš tolo, gražią saulėlyčio bangą. Už kulisų, nuo vasarojaus lyg danga. Tai mano Lietuva. Tokių dalykų dar matyti neteko. Livija Gradauskienė pas Jonų palyst neleido, tačiau skandalas gavosi. Čia reporteris Skersas laidoje. Ačiū Dievui atėjai.